pusryčiau, nenuobodžiai. Norėčiau pradėti investuoti, bet esu pernelyg užsiėmęs, kad apie tai galvočiau. Investavimas gali pasirodyti sudėtingas, tačiau toks nėra. Su SEB viskas daug paprasčiau. Atsisiųskite SEB programėlę ir išbandykite patys. Auga ekologiškos avižinės košės su vaisių ir uogų gabaliukais. Be pridėtinio cukraus ir pieno. Eko pakuotėje. Ruoš greitai, mėgaukis lėtai. Kad nebūtų sunku atsikelti. Oilės ND3 su juodųjų ikrų aliejumi. Gerai savijautai ir normaliai imuninės sistemos veiklai palaikyti. Prekiaukite pigu.lt prekybos centre internete ir parduokite daugiau. Registruokitės dabar. Startas be mėnesinio mokesčio. Pigu.lt. Auginkime verslą kartu. Baigiantis savaitei, sekmadienio vakarais kviečiu kartu pažiūrėti, kokie buvo svarbiausi savaitės įvykiai. Kurį laiką bus dviejų rūšių žmonės. Visuomenė susipainiojusi ir nebegaliu tikėti niekuo. Istorijos. Mes gyvename miške dabar. Kaip norėčiau kokiose nors varžybose pabūti. Nuomonės ir komentarai. Pandemija privertė daugelį žmonių būt taupiais. Lietuvoje ir pasaulyje. Laida savaitės įvykiai kiekvieną sekmadienį 18 val. Per Delfi ir Delfi televiziją. Ergo gyvybės draudimas visai šeimai. Apsaugokime mūsų visų ateitį. Apie ekologiškus produktus galima kalbėti ilgai, o trumpai tai auga. Apie ekologiją suprantamai ir patraukliai. Kokių pokyčių labiausiai norėjote? Mes dar net ne vieną akciją darėm dėl tų valymo įrenginių statybos. Pradėkite gyventi tvariau jau šiandien su laida Išpakuota. Sekmadienį 11:30 per Delfi TV. Augink su malonumu ir kartu su Delfi TV. Kaip šiek tiek lengviau truputėlį daržininkauti. Laida mėgstantiems sodinimą ir augalus. Bazilikas yra vienas iš aromatingiausių prieskoninių tokių augalų. Geltonas karutis šeštadienį 9:30 per Delfi TV. Agotos 45% sėklų duona. Kažkas ką tik įvyko pasaulyje ir Lietuvoje. Kas tai bebūtų, apie įvykius išsamei, aiškiai ir greitai praneš Delfi diena. Nelaukite vakaro žinių. Įsijunkite darbo dienomis nuo 15 val. Per Delfi TV. Kaip aš nusipirkau gerą naudotą automobilį? Paprasta. carvertical.lt. Kitoks požiūris į automobilius. Garažo darbai iš arti. Beprotiški bandymai ir eksperimentai. Spaus gazą. Ketvirtadieniais 21 val. Per Delfi TV. Norėčiau investuoti, bet nesu milijonierė. Investavimas gali pasirodyti sudėtingas, tačiau toks nėra. Su SEB viskas daug paprasčiau. Atsisiųskite SEB programėlę ir išbandykite patys. Talis pristato Maskot darbo drabužių Ultimate Stretch kolekciją. Talis – oficialus Maskot darbo ir laisvalaikio drabužių atstovas Lietuvoje. Nuo pat pasaulio sutvėrimo iki tyriausio nekaltumo.
tikri ir unikalūs, tobuli. Tokia ir duona, nepaprasta ir tobula. Agotos 45 procentų sėklų duona. Su mumis turbulencijos nebus. Parašiutų ir degunės kaukių nereikės. Trys karaliai. Renginių vedimas ir organizavimas. O kada skrydis į jūsų šventę? Technologijos padeda mums bendrauti, kurti verslus ir pasiekti vienas kitą. Todėl mes BTA tikime technologinę pažangą. Esame prieinami tiek gyvai, tiek ir internetu. Esame draudimo bendrovė su didelėmis ambicijomis, patikimi ir atsakingi žmonės, mūsų variklis ir nuoširdus tikėjimas, kad užsibrėžtų tikslų pasieksime tik žengdami koja kojon su tobulėjančiomis technologijomis, padeda mums kasdien paprastai ir patogiai bendrauti su savo klientais. Kaip aš nusipirkau gerą naudotą automobilį? Paprasta. CarVertical.lt. Kitoks požiūris į automobilius. Garažo darbai iš arti. Beprotiški bandymai ir eksperimentai. Spaus gazą. Ketvirtadieniais 21 valandą per Delfi TV. Laidą remia Livin. Visi norime valgyti sveikai, bet dažniausiai nežinome, kaip teisingai maitintis. Vertingi patarimai, klaidos ant stalo ir šaldytuve. Pasidalinkit savo atradimais, kuo pakeitėte produktus turinčius glitimo. Aš dedu virtus grikius. Labai skanu, labai sveika. Garsi mitybos specialistė Vaida Kurpienė laidoje Sveika lėkštė. Šeštadienį 11 valandą per Delfi TV. Kriminalinių knygų autorius Dailius Dargis ir Delfi TV pristato pokalbiai su nusikaltėlių lyderiais. Pas mus, žinot kaip, kuo greičiau tu nuo šeimos atitrūktų, kad vienu žodžiu išėjęs būtum bomžas. Lukiškių kalėjimo paslaptis, garsiausi nužudimai Lietuvoje ir tamsus, šešėlinis Lietuvos gyvenimas. Kas būtų, jeigu vieną dieną susiformuotų grupuotė iš asmenų, kurie nuteisti iki gyvos galvos? Mes darėm viską, kad to nebūtų. Kriminalinė zona su Dailiumi Dargiu. Penktadienį 22 valandą per Delfi TV. Agotos 45 procentų sėklų duona. Kažkas ką tik įvyko pasaulyje ir Lietuvoje. Kas tai bebūtų, apie įvykius išsamei, aiškiai ir greitai praneš Delfi diena. Nelaukite vakaro žinių. Įsijunkite darbo dienomis nuo 15 valandos per Delfi TV.